mes jau daug metų iš tikrųjų transliuojame vaizdo reportažus per Pasaulio Lietuvą ir Pasaulio lietuvių žinias ir pats projekto formatas yra ypatingas tuo, kad bendruomenės pačios apie save suformuluoja, nufilmuoja reportažus. Ir dirbdami su bendruomenėmis mes negalėjome tiesiog tikėtis, kad visi sugebės tinkamai atsiųsti tinkamą medžiagą. Ir jau prieš 10 metų, kai tik tai inicijavau tą projektą Pasaulio lietuvių žinios, pirmiausia pats nuo nulio pradėjau ir bandžiau pasiekti kažkokį techninį lygį, kuris leistų jau drąsiai ateiti į televizinį eterį ir televizijos transliuotojams pateikti kažkokią produkciją, kuri jau atitiktų tą reikiamą minimalią kvalifikaciją. Aš pats, būdamas bendruomenės narys, perėjau tą neofito lygį, kada visiškai atrodė neįmanoma tai padaryti. Buvo tada mada tokia, pradėjo filmuoti fotoaparatai vaizdo įrašą, trumpą, po kelias sekundės. Canonas filmavo po 300 sekundžių, bet po to įkaisdavo. Ir man pamenu, vienas bičiulis pasiūlė tokį Sony Alpha 7.7 ar 5.5 pabandyti pafilmuoti klipukus. Dar tada tik tai buvo pradžia, startas. Ir buvo labai tokia Full HD kokybė ir objektyvai buvo ir atrodė kaip kino vaizdas. Ir aš pamenu, pafilmavau keletą tokių epizodėlių, sujungiau į visumą ir pradėjau žaisti tokius reportažėlius, trumpus. Ir niekaip negalėjau suprasti, tarsi ir norisi rodyti, bet apie ką. Ir tada kaip tik prinoko toks poreikis, nes aš gyvenau Jungtinėje karalystėje tuo metu, ir prinoko poreikis pasakoti apie vietos bendruomenių veiklas. Ir aš pamenu, taip pafilmuodavau vieną pašnekovą, kitą pašnekovą, pakalbindavau, sumontuodavau. Dabar, kai pasižiūriu tą montažą, tai šypsena kelia tas lygis. Nemokėdavau nieko suvesti, nei garso, nei vaizdo. Bet labai stengiausi pabandyti, tiesiog buvo ta aistra. Ir aš dabar pats projektuoju į mano dabartinius partnerius, kurių pasaulyje mes dabar turim 200 užsiregistravusi yra mūsų Pasaulio lietuvių žinių Facebook'e grupėje, kuri specialiai kūrė reportažus apie Pasaulio lietuvių žinioms. Ir dabar, kai paskelbėme JAV lietuvių bendruomenėje dalyvių registraciją, tai per valandą iš karto prisijungia 15 dalyvių, tai yra 15 kraštų JAV lietuvių bendruomenių. Tai dabar aš manau dar daugiau prisijungs. Kitą savaitę rodysime, šį savaitgalį rodysime, tai yra lapkričio 9 dieną rodysime tą seminarą, vesiu seminarą. Tai startas buvo asmeninė patirtis, ta blogoji patirtis, kai nemoki, reikia išmokti. Bet mokytojų netiek daug tada buvo, YouTube'as tik prasidėjo su visokiais workshopais, tai tekdavo tiesiog bandyti kopijuoti tą, ką daro kiti, imituoti, pavyzdžiui, žinias, žiūrėti, kaip dokumentika kuriama ir tiesiog pabandyti atkartoti. Tai 2 metus aš tai dariau, pamenu. Pirmi reportažai buvo baisaus labai kokybinio lygio ir dabar televizija tikrai nepriimtų tokių reportažų, bet mums tada pasisekė. Mes tikrai gavome kreditą pasitikėjimo iš nacionalinio transliuotojo, kuris pasakė, žiūrėkit, jūs turite norą turėti laidelę, mes jums duosime eterį per LRT Lituanikos kanalą per savaitę 15 minučių. Ar galėsite surinkti reportažus apie save? Mes sakom, darysim. Ir pradėjome daryti. O reiškia, kokybė buvo antroji vietoje. Ir pamenu, kažkur po mėnesio, gal po kelių savaičių to rodymo, eterio, reiškia, neva jau televizijoje, susirinko tokia maža grupė LRT profesionalų į klubą LRT, LTV tada dar buvo. Ir pradėjo, ta prasme, kiekvienas sakyti, kad šiaip tai netitinka tų reikalavimų. Ir pamenu, buvo klausimas, ar tęsti tokį bendradarbiavimą. Ir pamenu, ten buvo generalinis toks prodiuseris LRT, jis pasakė tokią frazę, bet ko mes čia norime, ta bendruomenė teikia tą laidą nemokamai.
jie teikia nemokamai, mes negalim iš jų reikalauti kažkokio aukšto labai lygio. Ir aš pamenu, taip visus akcentavau, taip, mes darom nemokamai, žodžiu, kodėl jūs reikalaujate taip pat kaip iš tų, kurie mokamai tai daro. Tai toks buvo startas. Tuo metu, kai mes pradėjome, transliuotojai, kurie transliuodavo vaizdo reportažus, žinias, irgi pereidinėdavo iš vienos kokybės į kitą. Visi Lietuvos kanalai pereidinėdavo iš standartinės kokybės SD į Full HD. Ir pamenu, daugelis net nelabai iš gamintojų, net profesionalų, nelabai dar mokėjo gaminti tą vadinamą 16:9 formatą. Ir pamenu, reikėdavo akcentuoti, kad nefilmuokite jau tokiom kamerom. O mes jau pradėjom filmuoti su fotokamerom, Full HD. Ir nors mes filmavome jau tarsi aukštesnio standarto, bet mes turėjome problemą, kad mes nemokėjome, pavyzdžiui, įgarsinti. Mūsų, reiškia, garso stafas, vadinkim, buvo toks mėgėjiškas. Ir tik su laiku pradėjome suprasti, kad profesionalus vaizdo reportažas tai daugiau nei 50% priklauso nuo garso kokybės, nuo įgarsinimo. Ir tada, pamenu, pradėjome jau tobulinti, žaidėme tokį žaidimą keistą, filmuodavome su fotokamera, filmuodavome, o garsą rašydavome į kitą fotokamerą arba atskirai su tą fotokamerą, nes net mikrofonų neturėjome, bet arti. Pirmą žmogų nufilmuoji iš toli, o po to arti ir montuoji. Tai čia crazy, nes dabar tai niekas taip nedaro. Žodžiu, mes turėjome labai tokį vaizdą, kad svajojame patekti į nacionalinį eterį. Ir viską padarysim, kad tas atsitiktų. Bet kadangi mes biudžetų neturėjome, tai darėme iš nieko, galima pasakyti. Dabar, aš iškart peršoku į dabartį, dabar vaizdo kamerų, profesionalių sunkių, jau poreikio nėra. Kiekvienas turintis kišenėje išmanųjį telefoną jau gali, jeigu tik tai jisai, žodžiu, darys tai teisingai, gali sukurti medžiagą tinkamą televizijai. Ir tai atveria naujas galimybės bendruomenėms. Mes matome, kad vaizdas tampa labai lengvai gaminamas, maksimaliai daug rodomas, eksploatuojamas, tačiau bendruomenėms aš tiesiog norėčiau pasiūlyti savo seminare pažiūrėti į savo galimybės, kaip į bendruomenės sklaidos galimybės. Jungtinėje karalystėje, kai mes startavom, mes turėjome susikūrę tokią kaip misiją keliauti per bendruomenės ir pravedinėti tą analogišką seminarą, bet fiziškai važiuodavom iš vietos į vietą. Ir aš pamenu, aš praktiškai kelis kartus Jungtinėje karalystėje apvažiavau ratu ir pamenu, mes tokioje bendruomenėje, labai dabar stiprioje Lico lietuvių bendruomenėje, galėjome užtrukti, jie galėjo susitikti su mumis, tik tai, pamenu, iki valandos laiko susitikimas buvo kažkur kaviniai, kažkokiam prekybos centre, pamenu, tiesiog kavinėje mes prisėdome ir aš pamenu, klasikinis toksai, sako, verslo dalykas, ant servetėlės esamos kavinės aš nupaišiau 3 punktų planą, kaip parengti reportažą. Aš pamenu, pirmininkas bendruomenės atidžiai viską pažiūrėjo, sulankstė tą įsidėjo kišenę. Ir tai buvo startas. Ir aš pamenu, taip jiems atidaviau tas žinias, tą praktiką, kiek laiko užtruko per valandą ir išvykau toliau. Ir toliau, reiškia, buvo susitikimai su kitom bendruomenėm, kur irgi po to pavirto į santykius, bet tai buvo man įsimintiniausia, nes tai vyko, įsivaizduokit, ant servetėlės. Ir kas atsitiko vėliau? O vėliau tą bendruomenę iš pradžių bandė siūsti patį minimaliausią lygį, tai yra filmuoti su prieinama tuo metu technika, tai būdavo fotoaparatai, bet patys pigiausi. Ilgainiui, tai būdavo atsiunčia, mes pažiūrim, brokuojam. Ir jiems šlovėjo, tai bendruomenė Lico, kad jie turėjo kantrybės, neįsižeisti, ta prasme, kad, gerai, nepavyko dar. Jie kažkur, nežinau, iš 5. karto tik tai jau atsiunčia pakenčiamą medžiagą ir mes patransliavom tą reportažą. O jie labai aktyvus, jie turi ten ir su merų santykius gerus Lico ir turi tikrai šokių kolektyvus ten ir ten labai gyva bendruomenė. Kai mes buvom jau vėliau atvykę, jau su misija Pasaulio Lietuva, tai ten pilnas aikštė susirinko ir apšvietė trispalvę Rotušės aikštę, jų vietinė. Rotušė buvo apšviesta trispalvė.
Tai aš pamenu toks įspūdis ir ką aš norėjau paakcentuoti, kad jie pamatė, kad eteris atsitiko, kad jų reportažą parodė, jie visi viduje pasitarė, kad galbūt investuokim, nupirko techniką, paskyrė žmogų ir tas žmogus iki šiol, linkėjimai Eugenijui, jis tapo profesionalas, jisai filmuoja, pats jisai gyvenime dirbo tokį darbą ten, žodžiu, jis transportą kontroliuoja, aš nepamenu, ten valstybinį darbą jis dirba, žodžiu, bet laisvalaikiu jisai dirba bendruomenį kaip toks operatorius, reporteris. Jis GoPro kamerą supirko, vadinkim, jis supirko tos kelis filmuojančius fotokameras, mikrofonus profesionalius supirko ir jie bendruomenės sąskaitą sukūrė tokį žurnalistinį vienetą. Ir tas vienetas, kiekvieną kartą, kai atsitinka didesnis renginys, jie visą laiką atsiunčia jau profesionalią medžiagą. Aš žinau visą laiką, kad jeigu bus kaziuko mūgio vietinė, tai jie atsius man profesionalią medžiagą. Tai čia pavyzdys, kur aš pats susitikęs buvau, bet buvo pavyzdys, kur Islandijoje, toks trumpas, ten 10 kartų siuntė mums medžiagą mokyklėlės direktorė. Siuntė mums, mes brokavom. Ir praėjus jau nežinau, jau mes nusivylę buvom, kad ko gero nepavyks, o ten tiesiog moteriškės, ten neprofesionalai. Galų gale jie atsiuntė medžiagą pagal mūsų gairias ir tapo, reiškia, jau dar vienas oficialus reporteris. Mes per tą laikotarpį, aš galiu taip pasakyti, iš 200 mes turime a priori jau kažkur 15-20% profesionalų. Nes, pavyzdžiui, Italijos lietuvių bendruomenėje yra tikrai profesionalai žurnalistai, bet jie ne operatoriai, jie ne vaizdo, žurnalistai tiesiog rašantis gerai tekstus, lydraščius. Tai va, jeigu taip įsigilinus, jeigu pasižiūrėjus, tai yra profesionalų, bet vaizdo profesionalų per visą periodą aš galiu tiesiog tiek jų mažai, kad galiu tiesiog pasakyti, pavyzdžiui, Reneckis Arvydas dalyvavo mūsų programuose, 70 reportažų mažiausiai yra atsiuntęs, medžiagų reportažams, nes mes padarom reportažą. Po to iš Liuksemburgo, pamenu, vienas žmogus nuolat filmuodavo visas Europos lietuvių šventes, įvykius ir nuolat siųsdavo. Ir ten dar porą žmonių, dabar net neprisiminsiu, kurie su vaizdu buvo susijęti kaip profesionalai. Visi kiti mūsų reporterių sąraše. Iš mūsų 200 dalyvių grupėje, kuri teikia reportažus, tik tai per kelis metus mes užauginome per sėkmių ir nesėkmių metodą tuos profesionalus, kurie dabar teikia jau medžiagą sąlyginai jau tinkamą televizijai. Labai viskas paprasta, aš džiaugiuosi, kad JAV lietuvių bendruomenės valdyba, kuri ta prasme, atidžiai pažiūrėjo į tą projektą ir suprato jo pačią esmę, ko aš visą laiką tikėjausi iš kitų bendruomenių, kad suprastų strateginę esmę. Šio projekto esmė yra pačių bendruomenių žinios ir tas žinias turi teikti pačios bendruomenės. Kaip akcentavau, kad Tik pačios bendruomenės turi apie save formuoti įvaizdį ir pačios turi nuspręsti, kas jos yra. Nes ką mes, tie, kurie, tarkime, žurnalistai, kurie rašo straipsnius apie iš išorės atvyksta, iš tarkime, spaudos agentūros atvyksta, nufilmuoti, pakalbinti. Tai mes tik tai pasakojame savo požiūrį apie bendruomenę. Mes kaip žurnalistai vertinam, bet kai bendruomenė pati pas save formuluoja, kas ji yra, tai ženkliai įdomiau žiūrėti, stebėti to, kad tu supranti įvairovę. Tai Kalifornijos bendruomenė vienaip save mato, Čikagos bendruomenė kitaip, Europos lietuvių bendruomenės dar kitaip, Azijoje dar kitaip. Ir mes matome tą spektrą įvairovių, bet pačių bendruomenių. Tai ko reikia labai paprasta, šiuo atveju tai yra regioninis seminaras. Jame gali, aišku, registruotis turbūt ir iš Europos, bet mes dabar darysime seminarą pririštą prie laiko juostos, būtent Amerikos. 11 val. New Yorko laiku ir 8 val. Los Andželo laiku vyks seminaras. Tai jeigu kažkam patogu iš Europos, tai bus jau vakaras, jau 6 vakaro Lietuvoje, kažkas, jeigu nori sekmadienį, gali prisijungti. Aš manau, jeigu aplikuos, o aplikuoti paprasta, info@pasaulietova.tv, parašykite, kad norite dalyvauti TV seminare ir mes pakviesim. Kiekvienas, kuris turi kišenėje telefoną, jau gali būti Pasaulio Lietuvos reporteris. Čia viena frazė. Tuoj dar. Iš tikrųjų,
Taip, tapti reporteriu yra labai paprasta. Ir aš seminare apie tai kalbėsiu. Matai, kokia dar gali būti mintis? Ką aš ten sakau, kad kaip lengvai pasigaminti įsimintiną reportažą, kaip lengvai namų sąlygom pasigaminti įsimintiną reportažą. Dabar kiekvienas yra reporteris. Tai reikia truputėlį noro ir gebėjimų tai daryti. Šviesa sako, eik iš čia.